Gegužės 3 dieną Kaminijos projekto dalyviai iš užsienio buvo sutikti Nemuno pradinėje mokykloje, kur žiūrėjo pradinių klasių mokinių koncertą. Direktorė pasidžiaugė, kad pirmą kartą mokykloje tiek daug svečių iš skirtingų užsienio šalių. Suėję, suvažiavę, labai miela, šilta ir malonu. Mūsų dear guests, it is so nice to see you here. The guests from our town and the guests who have arrived from so many different countries of Europe. Mūsų mokykloje dažnai būna svečių, iš užsienio taip pat. Tačiau, kad vienu metu net iš 7 Europos šalių čia salėje tikrai to dar nėra buvę. We enjoy meeting guests from different countries and guests come to our school. But to have so many guests from 7 countries at one time in the assembly hall, it is a big event for our school and great honor. Labai džiaugiamės, kad projekto delegacijas pagerbė ir surado laiko atvykti Vokietijos mokyklos meras Gerhardas. We are really very honored to give a reception, perhaps to meet the mayor of Rheinsaben, of the town where the school is situated, and the school coordinator of our project. Mokyklų direktoriai iš Vokietijos. Peter and Peter, of course, the head teacher, without Peter. So, and Richard, the head teacher of Poland from Polish school. And from Italy, where is the head teacher? Could you please, Francesco? Ir šiandien jau mes esame visa didelė komanda.